gaunasi, kaip sakant, didelė žuvis, visą susiplojo į didelį blikštį. Vieną gerą matau. Bliomų, ne vieną, čia daugiau atsirado. Opa, yra. yra, sekė, žiūrėjo ir paėmė galiausiai. Pirmas starkis pas mane. Gražus laimikis. Aš aišku, gana toli skanuoju. O, masaliukas, kur atrodo. Kai yra didelis atstumas iki žuvies, tai labai kompresija didelė vaizdo. 18 metrų kažkur tai turiu dar vieną, o čia toksai gražesnis. Gražus Kauno marių linksmas starkiukas. Opa! Yra, paėmė. Pakeičiau kryptį padavimo ir iš karto kalė. Graži žuvis. Iš labai toli. Opa, kas čia? O, neblogas. Čia jau gal toksai dvikilinis net. Jie būna labai karšius, gali būti iš toli karšius labai panašus, bet po to viskas išryškėja. Gražiai lūpoje. Opa! Yra. Yra, starkiukas yra. Va. Nuostabi žuvis. Labas rytas žvejai. Sveikinami su jumis nuo Kauno marių. Reikia be abejo atsidaryti starkių sezoną, standartiškai visi važiuojam. Kas į Kauno marias, kas į Kupiškį, kas dar turi savo telkinių, aukštaičiai, vienus telkinius, žemaičiai, savus telkinius. Man tai gana patogu, nes Vilniuje gyvenu toj pusėje, Kauno pusėje, tai visada yra patogu, artimas tiesus kelias. Taigi, dabar ant vandens iš tikrųjų nevažiavau, grinai dabar, kiek dabar yra? 9:55, žodžiu, 9:30 įsileidau ir viskas labai faina. Nevažiavau specialiai anksti. Įsileidžiant valtis jau buvo kas grįžinėjo, bet iš tikrųjų įsileidau Grabuciškėse, nes čia toksai centras tarp vieno galo ir kito galo, taip pavadinkim. Jau buvo kas grįžinėjo, bet aš tik suprantu, kad ten žmonės gaudė be laivinės technologijos ir nusivylė. Iš tikrųjų, ką yra tekę matyti ir ką girdėti, kad starkiai ne ant dugno. Būtinai reikia turėti ir matyti, kur jie yra, o jie dažniausiai yra pakilę. Netgi tie kilinukai, tie 50 plus centimetrų ar 50-60, jie visi yra pusėje vandens. Čia jokia nenaujiena man, nes aš jau senai laivinu, tai čia yra labai natūralus dalykas. Tiesiog nesėkmė bus, jeigu tu jų nematysi ir žvejosi be šitos technologijos. Ta prasme, be matymo, kur jie yra, nesvarbu kokia technologija. Jeigu sugebėtum matyti su DD echolotu, prašom, bet aš taip supratau, kad nelabai sugebėjo, nes pagal pokalbių žvejų, kurie buvo ant kranto tarpusavyje, per daug nieko gero nebuvo. Nes jeigu 9:30 jau 10 nusiema žmonės, tai kaip sakant, tai yra toksai kaip ir rodiklis. Tai va, pradėjau žvejybą nuo klijų uždėjimo ant kabliuko iš tikrųjų.
žinau, kokių svorių čia reikės, kaip taisyklė geriausias svoris čia yra Wolframas 10, o gaudysiu pagrindę bultiziukais, arba didžiaisiais ešerio prasme bultiziukais, arba Vestino, arba mažaisiais starkio prasme bultiziukais. Tiesiog žinau, kokių svorių reikia ir kad nesitampytų, nes starkis visada, kol sausos gumos, visada uždėti klijų lašiuką labai gerai ir palieku, kaip sakant, kad sudžiūtų, sustingtų ir nebesislankėtų daugiau, nes aš nenuiminėjau nuo tų kabliukų masalus. Taigi tai esu pasirinkęs pagrindas, dievas aišku yra goldrašinė spalva Vestino, tai nuo jos ir pradėsiu, o toliau reikės pasižiūrėti, paeksperimentuoti, jeigu veiks pasigaus su goldrašu, įdomu bus išbandyti kitą spalvą, įdomu bus pažiūrėti patį principą, ar spalva įtakoja, ar tokios pačios konfigūracijos ir darbo, ar spalva neįtakoja, o reikia kitokio uodegėlės darbo iš esmės. Tai va, reikia dabar susiklijuoti visus ir pradėti starkių paiešką. Tai pasiploninsiu truputėlį pavadėlį reikia. Man labiau patinka su plonesniais gaudyti, šiuo atveju užsidėsiu 0,31. Starkiui tai nėra pavojinga visiškai. Labiau lydekom svarbu. Pas mane dabar yra 0,4 florikas uždėtas. Taip, tai reikės pasikeisti. Dėsiu dar plonesnį ir dar vieną fintą parodysiu, ką darau, ką naudoju, kai žinau, pavyzdžiui, kai yra, reikia persirišti, FG mazgas visiems žinomas, žinomas, tarkinės, V8 kotas čia yra biškutis sunkesnis, tarkim, taip pavadinkim, kietesnis, jisai nėra sunkus, bet jisai yra iki 36 gramų, bet jisai toksai super greitas ir sausas ir iš tikrųjų stiprus, didesnė masala mėtyti. Tai va, yra dar vienas, čia yra S-basas vadinasi, Vestino V8 serija. Yra dar vienas panašios gramatūros Versitizas. Tai va, tie du kotai yra idealūs starkiniai žvejybai, starkiniai lydekiniai. Taip, reikia man dabar užsirišti, nuo užsirišimo prasideda. Šį kartą aš nelabai mėgstu, kaip sakant, prieš kamerą vynioti valus arba sukinėtis ruoštis kotų, bet šį kartą taip išėjo. Taip, 0,31 valas, bet kaip aš minėjau, pamatuotas, nes aš valus, kol atsirenku, perku, imuosi, tikrinusi pirmus kartus su mikrometru. Žvejų aplinkui sukiojasi, velkiautojai plaukia, šiandien visiškai nevelkiausiu, absoliučiai. Velkiavimas šiandien man negrėsia. Tai, vienas reikia susirišti, FG mazgą tas vadina. 2, 3, 4, 5. Labą dieną, Rita, kaip sekasi? Kaip dydžiai? Bet dauguma turbūt ne tokie, ne 50, a? Ai, supratau. Giliai leidžiat? Giliai leidžiat? Nes jie šiaip yra aukštai. Jie šiaip yra aukštai visi. Jie visi yra aukštai. 6-8 metruose stovi. Jo. Downriggerio galima ir nenaudoti, žinokit. Giliai leidžiat, ne? Aišku. Nu, vilkiautojas praėjo su ragais vadinamais. Ai, blembačkai, reikia peržiūrėti. Su ragais vadinamais. Užsileidęs downriggerius. Vilkiauja šalia. Sakė, porą pagavo, vienas biškai geresnis. Nežinia, kas tas geresnis. Bet suvelkė stipriai silpniau. Matai, aš irgi kažkada tai vilkiaudavau labai stipriai, bet kai pamačiau su laivo gaudinamas, ant kiek preciziškai reikia paduoti masalą, tai man vilkiavimas truputėlį stipriai taip, kaip sakykim, stipriai nustojau naudoti, jeigu taip draugiškai paprastai pasakyti. Taip, gerai, rišuosi dabar iš naujo tą mazgą. Viskas darbai pirminiai baigti. Pavadėlis, koks pusmetris, 0,31 monovalas, 0,15, 0,16 pintukas ir kotelės iki 36 gramų, greitas 2,60 m. Tai čia tokios sąlygos man patinka labiausiai. Žodžiu, tarp 2,50 ir 2,60 aš skaitau, kad visada yra geriausi ilgiai ir patogiausi gaudimai. Eina, pažiūrėsim dabar, kokios čia žuvis aplink mane stovi. Kokios čia žuvis stovi. Daug
balto žuvies starkio kol kas aplinkui nėra. Reikia eiti toliau žiūrėti. Einu toliau žiūrėti. Nu, pažiūrėkim, čia toksai simboliukas. Toks. Reikia pasižiūrėti, nes jie. Jo, šitas galėtų būti. Pabandom jį paimti. Pabandysiu aš jį paimti. Sureagavo, bet biškutį pasiekė ir pajudėjo iš vietos, nes jisai toksai miegantis buvo. Taip, visiškai paviršių, 3 metruose. Ne, man tokie, o dar vienas ateina, biškį toliau. Visi gana aukštai, ar nereikės tik tai man čia lengvintis dabar guminuko. Pas mane 10 gramų uždėtas wolframas. Gali būti biškutį per sunku. Taip. Paeisiu truputį į priekį. Dar vienas stovi viršui. Paeisiu tiksliau, man biškutį labiau patinka, kai jie giliau. Aš dabar esu virš 9, nepilnai 10 metrų ir jie visi stovi 3 metruose. Ant dugno iš vis nematau starkio. Yra džigautojų, kurie džigauja, tai beviltiškas reikalas. Jų ten tiesiog nėra, bent jau kol kas. O ten liktai vienas įdomus. O ten liktai, ne, o gal. Labai jau panašiai, aš aišku, gana toli skanuoju ir pirminiam tam suradimui. Jie būna labai karšius, gali būti iš toli karšius labai panašus, bet po to viskas išryškėja. Nes kai yra didelis atstumas, va čia stovi kažkoks vienas, kai yra didelis atstumas iki žuvies, tai labai kompresija didelė vaizdo ir gaunasi, kaip sakant, didelė žuvis visą susiplojo į didelį blyksnį. Pirmas starkis pas mane. Taip. Kur yra graibštas? Tik prie legalių. Taip. Kur jisai čia yra? Pamatuosiu centimetrus pradžioj. Prieš rodant. Oi, masalas visiškai giliai. Žiūrėkit, net nesimato. Va. Graži žuvytė. Taip, ilgis jau yra PM1. Taip, dabar reikia iškrapštyti. Kaip visada pavargti truputėlį, kai būna gilus. O, kaip. Va, žiūrėkit. Masaliukas kur. Matot? Giliai. Piktas žvėriukas. Nu, tik čia. Legaliukas. Eik, gyvenk. Na ką, prasidėjo bultiziuko epopėja. Gerai, graibštą jau galima surinkti, ta prasme klipsą įspausti. Pirma žuvis pagauta, tai jau galima padaryti. Kol nepagauta, sako, geriau to nedaryti. Nes po to bus nesėkmė. Gerai, 1-0. Nors jau buvo daug tuščių iš tikrųjų. Pasižiūri ir be rezultato. Šitą pavyko įkalbėti. Iš labai toli, 18 metrų, kažkur tai turiu dar vieną. O čia toksai gražesnis, man atrodo. Nes čia jau toksai laužimas truputėlį yra koto. Ir eina giliau. O, čia legaliukas ir gražus. Jo, čia jau gal toksai 2-kilinis net. Labai faina. Reikia greičiau traukti. Biškutį priešinasi. Jo, čia jau labai gražu. Prasme, pagal dabar čia turbūt koksai į 2 kilogramus jau neša, aš taip manau.
Nu, pažiūrim, kaip jisai atrodo. Va. Nuostabi žuvis. Nuostabus starkiukas. Taip, kokio jisai čia ilgio? Šiam 61 centimetras. Opa, irgi masalo nematyti. Kur jisai? Neaišku. Kažkur giliai. O, pabiškai prasižioja. Va, pažiūrėkit. Bultiziukas giliai. Taip, čia pabiškai reikės pakrapštyti, jį gerai išsijungiau kol kas. Tai jau čia turiu patirties, kad užsipildo kortelę labai greitai su aukšta rezoliucija filmuojant. Va, dar vienas gražuolis atėjo pasisveikinti iš tikrųjų. Jau čia gal daugiau negu 60 centimetrų. Vestino bultiziukas daro, kaip sakant, iškilauja, linksminasi. Va, žiūrėkit. Va, koksai. O, graži žuvis. Pypkė rūko. Paukšt. Pirmas suspaudimas labai stiprus pas jos būna, po to jau jie lengviau viską daro. Šiam 5 šitas. Jo. Įsižiojo kaip varlė. O, masaliukas, kur atrodo. Jau biškutį aktyviau jie pradėjo elgtis. Starkiuzai. Va, žiūrėkit. Lūpoje. Gražiai lūpoje. Pabiškai gal įsivažiuoja, bet iš toli, iš didelio atstumo. Visi metimai didelio atstumo. O, ten kažkas tai yra. Plaukiu toliau ieškoti. Kas tik vaikų darželis. O, oi, įsėdau. Taip, kol kas tik vaikų darželis. Bet jau, kaip sakant, norma graži pagauta, dabar yra linksma žvejyba. Debesėlis užslinko. Visi įryja taip, kad oho. Va, žiūrėkit. Koks įryjimas gražus. Labai gražus įryjimas. Vienareikšmiškai ateina su tikslu pavalgyti. Gomurį. Klasika. Gomurys. Gerai, kad per daug negiliai. Tai lengvai susitvarkai ir paleidi žuvį. Oho, kas čia dabar? Žuvytė, namučio. Snargliukų biški turi. Snargliukų. Nu ką dar turim čia? Sinkaravęs. Va, eina gilin, matau. Turiu dar vieną pipkorių, rūkorių. Va, žiūrėkit. Va, pipkorius dar vienas. Parūkom. Kas žinai, čia tas pats 50, jo. Tie patys 50-tukai.
Mažuliukai, mažučiukai. Mažučiukai irgi kaip ir jie. Bet vėjas kyla nemalonu, jau net mano variklis reikės turbūt iš savo vietelės minti. Gaila būtų, nes čia tokia labai nebloga vieta, bet gali būti, kad teks minti. Nes net variklis išeina taip nemaloniai labai. Tai su laivu dar vilkiaut būtų galima tokiom sąlygom, bet su laivu gaudyti jau nebemalonu. Nes, šokinėja, dar jau nebe tas dydis, čia jau reikia didesnio laivo, nes atsiranda balta viršė jau, nes jeigu atsiranda balta viršė, tai jau visi suprantam, apie ką kalba. Reikia pažiūrėti oro sąlygas man. Va, mano komplektėlis, kaip atrodo. Vestinukas 3000. Kur čia? Vestinukas 3000. Atsistoju vis, nes kad, geriau su fokusu bus. Taip. Vestinukas 3000, bultiziukas 10 gramų, Wolframas ir V8 S-basas, kotelis 260 ilgis. Labai geras. Aišku, tokiems, tarkim, nebūtina tokio stiprumo. Galima imti biškutį gramatūros ir akcijos prasme truputėlį liaunesnė. Tai kaip tik yra tas kitas, aš buvau minėjęs. Ir koks pusmetris pavadėlis Floriko. Pavadėlis Floriko pusmetris dėl to, kad aš mėgstu ir šiuo atveju aš rišu mazgeliu galvakabliu, nes yra atsirinktas masalas ir nebūtina per daug kaitaliuoti reikės. Jeigu tiesiog norima pažvejoti, jeigu norima masalus pakeitaliuoti, pažiūrėti ant ko kaip kas, tai tada geriau aišku, segtukas nedidelis. Tai va, žiūrėsiu, turbūt eisiu šitos vietos, nes man čia pradeda nebepatikti. Jo, reikia rinktis, nes vėjas dar kils. Dar 3 metrais, negu kad dabar yra pakils, o jau dabar, sakant, mano valdės priekis šokinėja kapitaliai, kaip mergaitė diskotekoj. Tai va, gaila palikti šitą vietelę, aišku. Ir iki vakaro irgi jau turbūt šiandien nebebus žvejojama. Norint žvejoti, čia aš matau dabar vienintelę vietą. Grabutiškės įsileidus, reikia važiuoti, plaukti link šito, pagal tai koks vėjas, link jachtklubo. Ir priešais jachtklubo, anoj pusėje reikės bandyti tada žvejoti. Mano toksai planas. Huliganas, o kaip tenai? Ten yra vietos, bet man kažkaip tai ten taip vidutiniškai. O čia jau be šansų vėl labai. Išjungti variklį, pakelti ir plaukti. Viskas judu į kitą vietą. O galėjo būti gera žvejyba. Ypač vakare. Ieškoti užuovėjos reikės. Tos užuovėjinės vietos tai tokios, kaip čia pasakius. Opa, vėl į ramybę. Tik čia, kažin, ar nebus ramybė ir su žuvim, man taip tokia nelabai kokia nuojauta. Taip, čia galima bus nusirengti tą drabužėlį. Jau čia saulės tokios nebesimatys. Patogiau yra man su maikute. Taip, gerai. Bandau ieškoti čia žuvies. Naujos vietos egzempliorius, bet čia stipriai silpniau. Kaip sakant, priešais, aš dabar esu čia priešais pas žaislį, grinai. Ant vagos, ant šono, ant kraštelio, bet čia ir dar mažiukai, nedideli, išspjovė. Va, irgi toks pat. Čia jau iš viso kiam 50 tai nebus. Bet nelabai nori ima. Aišku, valandomis gali būti taip, kad, čia valandomis irgi. Dienos metu gali būti, kad čia per daug nieko gero nebus. Bet žuvies mažiau stipriai ir negu, tarkim, Grabutiškių rajone, arba ten nuo Grabutiškių einant link Rumšiškių. Tai va, bet ką padarysi, jau netgi ir čia vėjukas pastiprėjęs jaučiasi, tai anuose galuose iš vis neįmanoma šiandien būtų buvę žvejo, dabar jau. Nes aš jau čia pradedu jausti, aš esu grubiai per vidurį, gal biškį arčiau, esu truputėlį gal arčiau pažaislio, jeigu tai bendrai žiūrėt. Pažaislis va čia man už nugaros.
Tai va, reikės patolysti dar prie tų perkritimų, visi ten žino tą vietą. Tai reikės tenai dar pabandyti, jeigu čia vėjas įsismarkuos, nes tada iš vis neįmanoma bus gaudyti normaliai. Pažiūrėt, kas čia dar, ar kas nors atėjo, ar neatėjo. Ten dar vienas stoja už 22 metrų, bet čia biškutį toli mesti. Reikėtų pabandyti iš lėto pabandyti nueiti. Kuris ten irgi nedidelis. 22 metrai. Jau artėjau po truputį prie jo. Iš lėto. Nu, galim pabandyti užmest, bet bus nedidukas, irgi toks pat kaip ten. Tai netgi tokia baranka vėjas išpučia, kad sunku. Su to inkarų statymu tai čia bėda, man labai nepatinka, jeigu reikia inkarą statyti, geriau iš energijos plaukti link žuvies. Kur jinai čia? O čia kažkur tai. Dabar toks kampas, kad labai jinai blogai matosi. Taip. Nu, pažiūrim. Koks čia mažylis stovi. Jisai yra 8 metruose, kaip bendras gilis 11. Aš pastebėjau, visi tie giluminiai, jie tokie būna nelabai nusiteikę imti. O, kyla. Pa. Yra, paėmė. Dar vienas mažulis. Tai toksai netgi, nu jo, kaip ir anas. Nu, už aną biškį didesnis, kur prieš tai buvo. Bet čia jau visiškai mažuliai. Visiškai mažuliai. Big fishai, anti-big fishai. Čia aš savo prisidariau vargu. Nu, o ką daryti? Normą šiaip susigavau jau 2 po 60, 62 ir 3, man atrodo, ir iš vieno šiam 5. Tai jau tokie yra pagauti dabar tiesiog savo relaksui. Žvejyba, metimų tobulinimui. Ir kol kas viskas va su goldrašu, bultiziuku, didelių ešerinių, mažų starkinių, tai pavadinsiu. Einu toliau. Čia kažkoks nedickas dar stovi. O čia tas pats nepastebėjau, nes nesekiau, kur jisai nuėjo, bet irgi nevertas dėmesio. Einu toliau. Kažkas čia man užšveitė. O šitą galima pabandyti. Pabandykim dar vieną. Taip. Čia biškutį didesnis turėtų būti už tuos, kurie buvo, bet vis vien. Bet nieko per daug gero. Lengvai plūduriuoja. Iš tikrųjų, jie čia sugeba labai sėkmingai, kol nuskęsta masalas, pasiduot šoniau. Vėjas banguoja ir bandau išvengti šito dalyko, bet negerai. Negerai ir masalai persiduoda. Aš jau bandau kažkaip tai neutralizuoti ir nieko gero. Tas bangavimas, ten kažkoks stovi įdomus. Einu kitur pasižiūrėti. Ojojoj, koks čia bangavimas. Ojojoj, čia dar toks kateris, blembački, pasitūsint sugalvojo didžiulis. Tai čia bangų mišką padarė man. Čia viskas teliuškojasi. 14 metrų, nu. Opa, yra.
Yra starkiuzas. Yra. Toksai smūgelis. Gražus smūgelis. Nu, bet va. Basus gaudo gerai. Čia toksai grinai kaip sibasas. Toks dydis. Būtų visai gerbtinas, jeigu tai būtų sibasas kur nors prie UK krantų. Teko kažkada tai ten bandyti gaudyti, nepavyko pagauti. Nu ką, mažulė, žiūrėkit. Tu, velniava, užsidarei. Mažulis, įrijo. Taip, reikia jam išimti. Gerai, bet va, čia nelabai koks sėkmingas žuvies dydžių prasme regionas, jeigu taip galima pavadinti. Liuliui, bet, sportinė žvejyba tokia, ten dar matau kažką, tai dar vieną matau. Einam, nuplaukiam, pažiūrėkim, kas tenais yra. Prašiai mačiau. Atrodo, jis toksai biškutį geresnis jau. Už 18 metrų stovi. Stovi už 18 metrų ir jau vaizdelis biški geresnis. Reikia dabar man... Ar jis čia įsidugna dabar, bliamaškai? Jeigu įsidugna, tai bus nieko gero. Taip, biškutį blogiau matytis pradėjo. Biškai paerzinti reikia, duoti su masalu apie save žinot. Bet kai prieina prie nereaguoja, matai. Unoravas, kaip sako liaudyje. Per toli permetimas irgi negerai, nes jis spėja per tą laiką, kol prisitraukia, kol nuleidė masalą, spėja pabėgti, nueiti į šoną. 10. Pažiūrim, kas dabar bus. Tiesiai dabar ant galvos. Nieko nereaguoja. Miega. Jie būna, kad miega. Kartais darydavom tokį eksperimentą, kad specialiai užmetė ant jo ir leidė, kad masalas eitų šalia, paskęs po pilvu ir pakutent papilvę. Tada pajuda ir tada galima kitų metimų pabandyti jį pagauti. Jis įdomiai nuplūduriuoja. Šitas nenusiteikęs. Pabendrauti, pasifilmuoti ir taip toliau. Tik išsijungiau kamerą ir užsišvietė vienas neblogas. Šitas gal biški gražesnis. Praeinant biškutį pažaislį, atsiranda biškutį žuvies daugiau. Ir čia toksai gal biški jau gražesnis. Toksai. Šito rajono prasme gražesnis. Nieko nepadarysi. Atrodo kaip žvejai įkabina kabliai į burną. Žiūrėkit, grinai taip pat atrodo. Pakabina taip. Gražuolis. Gražus Kauno marių linksmas starkiukas. Dabar man reikia didesnio negu 60. Blembačkė, ką aš čia dabar darau? Didesnio negu 60 cm man dabar reikia. O šitas, blecha-mucha, kas čia darosi? Šitas jau toksai, jau 502. Tai jeigu, kaip saka, nebūtų žuvies, tai šitą būtų galima kulinariniam reikalam ir priglaus, bet dabar tegul eina. Dabar tegul jisai eina. Pasifilmavo. Biški benefitų žvejybinio almanacho YouTube kanalui. Užkibimų ir nuotraukos prasme.
Noriu priminti, kad tuo pačiu naudojantis progą, kad paskutinėme darytame mano video žvejybinio almanacho kanale, jisai ten yra beveik 2 valandų apie pavasarinę lydeko žvejybą, ko nori lydekos vadinasi. Ten yra labai fainas Vestino geimas. Užsukit, yra 4 prizai, 4 žvėjai gaus labai fainus prizus, 2 kepuraitės ir 2 sakinius. Tai va, tai pasinaudokit progą, jau jisai eina į pabaigą, nes aš matau, nėra konkrečios datos, bet aš jau matau, kad yra mažiau žmonių pildančių sąlygas, tai yra reikia komentaruose parašyti noriu vestin ir tada aš manau, už kokios savaitėlės galbūt jau bus galima išrinkti 4 laimėtojus žvėjus, kurie gaus būtent po akinių prizą, 2 sakinius ir po kepuraitę. Tai va, užsukite tenai, dar geimas veikia. Tuo pačiu pažiūrėkit video, o tolimesnė informacija bus video žvejybinio almanacho YouTube kanale, neužilgo gal savaitės bėgyje kažkur. Tai va, dabar einu toliau ieškoti žuvies. Na, pabandysiu dabar dar vieną įrašyti ėmimą. O, čia 2 yra starkanai, bet biški toliau. Kažin kaip čia man pavyks užmesti 20 metrų atstumu. 2 stovi, bandyti reikia paimti tą didesnį. Nedamečiau turbūt. Gal pasimatys, gal pamatys. Ateina. Opa! Yra! Yra, starkiukas yra. Nu va, tik šnekėjau, kad blogas ruožas, o čia visai toksai linksmas darosi. Toks visai darosi linksmas ruoželis. Neimsiu su meškerė, nes čia jau toks truputėlį didesnis negu kad ėmimui su meškerė, bet nedidelis. Neėmiau Vestino krepšio šito, nes tokiai žuviai nesinori gero gadinti iš tikrųjų, nes labai dėvisi, taip sakant. Čia yra toksai patikimas guminis, iš tikrųjų jisai labai patogus yra tame, kad jisai yra guminis ir storos gumos ir nieks nesipainioja, neįsivelia ir nu, eik žuvytę namo. Eik žuvytę namo. Galvojau, kad tas bus didesnis, bet tas nelabai didesnis. Dar kitas stovi, va, antras. Nu, pažiūrim dar antrą. Taip. Nu, pažiūrėkim. Tas irgi panašus bus. Nu. Jisai pajudėt sugalvojo gyvatė. Nu, jau nebesutampa. Masalas su tuo nebesutampa. Gražiai, tai opt į šoną ir paėjo. 12 metrų. Nu, čia pažiūrėsim, ar dabar pasitrauks nuo masalo ar ne. Gudrutis. Bliam, jisai laisvai kaip į šoną eina. Sudėtinga jam užmesti. Dar čia valtis sukioja 8 metrai. Nu, kur tu dabar nueisi? Vejasi, bet neima. Gudrutis. Ne, šitas nesusigundė. Tokia realybė, bet tai čia tokios ir žuvis per daug nuoskaudos nejaučiu, kad nepaėmė. Opa, kas čia? Neblogas. 18 metrų. Blembački, biški per arti. A jisai pamatė. O, ateina. Seka, nenori imti. Ot padla. Šitas jau biški gražesnis.
nieko nepadarysi. Reikia, kad saulė išlystų. Tai tada Gold Rush'as labai gerai. Kaip sakant. Dar kartą galima. Esu pagavęs. Kas čia dabar stovi? Esu pagavęs, kuris sekė, neėmė. Teoriškai yra tai buvę, bet labai didelis laiko gaišimas. Vėl jis apsisuko. Atėjo vėl pasižiūrėti. Ne. Ne. Nu ir tegul gyvena. Vieną gerą matau. Blembu, ne vieną, čia daugiau atsirado. Opapa, nu einam žiūrėt. Garsiai nekalbėsiu, kad neišgazdint. Gudrutis nereaguoja visiškai. Kas čia per bairis toksai? Yra du, vienas mažesnis, kitas didesnis. Va šitas didesnis man įdomesnis. Kažkaip pasisuko labai įdomiai. Kažkur kitur pasisuko. Visiškai nereaguoja. Kaip gaila. Ne, čia be šansų. Nu gerai. Taip, čia kažkur tai dar vienas stovėjo. Jinai tiesiog miega, pasikabinusi ir viskas. Kad taip, koks super didelis paimtų, kaip šitie ima. Šitie tai... čia toks biškutį didesnis negu mažas, kai aš galvoju, čia bus mažesnis. Čia didesnis negu mažas, bet mažas. Labai gerai. Didesnis negu mažas, bet mažas. Opapa. Iššovė guminukas, tai gerai. Nereikės išiminėti. O, čia jau pidisokas. Žiūrėkime, biškai čia valas apsipainė. Negražiai. Atrodo kaip 50-ukas. Liosiai. 503. 53 centimetrai. Opa. Taip saulė stovi į šoną. Būčiau nieko nepagavęs, jau būtų galima namiškiam pavaišinti, pasiimti. Dabar įdirbės į kanalą. YouTube kanalą. Pagavimai, fotografijos. Ir taip toliau, kur gaudama Westin fishing įrangą. Dažniausiai nebent tai būtų koks starkių velkiavimas, kur iš tikrųjų pas Westiną nėra starkiam velkiauti masalų. Čia jau nieko nepadarysi. Norint daryti tokią laidą, jau tada būtų be Westin gaminių. Kai apie voblerius kalbam, be abejo. Galima gumom, bet kažkaip tai starkiai man labiau asocijuojasi velkiavimas su vobleriais, kaip nekeista. Gaunama guminukais, džigaujant, o velkiaujant vobleriais. Taip. Nu, kas nors turi. Opa, dar vienas kažkoks stovi, tik nežinau, ar čia tas, kuris paleidau, ar čia dar vienas, nes jie mėgsta, jie taip sugeba iš niekur atsirasti, tie starkiai. 12 metrų. Tai prasme, stovi vietoj, nieko, pasukioji, po kurio laiko paukštis stovi. Iš kur jis atsirado, velniai žino. Nereaguoja. Kaip reikia tiksliai paduoti iš tikrųjų masalą? Pakišti po nosim, padėkliukas. Tik tai tada, nes kitaip tai. Aplink čia mane sukasi velkiautojų, bet nemačiau, kad ką nors pagautų. Prie manęs, aišku, gal kur nors nuplaukia, toliau ir buvo pagavę. Va, žiūrėkit, ateina dar vieną kartą. Dar vienas ateina. O, ateina. Opa!
Yra. Yra, sekė, žiūrėjo ir paėmė galiausiai. Nu, koks tu čia, mažuolis. Olio, eina kaip torpeda. Opa. Dar vienas. Laivas. Jo, džigoriai buvo iš ryto, tai jie jau nusiminėjo labai anksti. Aš vėlai specialiai atvažiavau, nes norėjau mėgoti ir viską. Bet tai, kad čia nereikia iš vėlai, anksti, ne taip pasakiau. Anksti važiavau, kaip guminukas kabo. Matot po apačią. Kaip įsekta, kaip sakant, fiktyviai įsekta parodyt, kad pagauta būtent kažkuom tai. O, Ko tu čia dabar? Grinai. Va, žiūrėkit. Įsisegė taip. Blema, kad tik nesiverstų, labai nepatogiai laikau. Įsisegė taip, kaip žvejai mėgsta įkabinti. Žiūrėkit. Įkabinti guminuką į burną. O. Gerai. Eik, mažulė, nematuosiu, čia pidisokas. Iki pidisoko tiksliau. Nu ir kaip nežvejot? Kaip nežvejot, kai yra kliovas, debesėliai daugiau užeiti pradėjo ir toksai kažkaip tai veiksmas, aišku, to vieno gaila, blembački. Va čia turbūt tam atveju būtų reikėję man turėti sektuką. Tai būčiau pasikeitęs masalą, gal būčiau kažką tai pabandęs. Bet kaip aš minėjau, aš be sektuką dabar gaudau, užsidėjau, vadinasi vieno masalo diena, kuris vesina galėtų, tarkim, būti Kauno mariose. Vienas masalas tai yra bultyzas Gold Rush'inės spalvos. Ešerinis dydis, didelis ešerinis arba mažas starkinis. Nu, toliau reikia nebandyti, o atidirbinėti rankos tikslumą. Yra taikinys, jisai yra už 18 metrų. Opa. Nu, žiūrim. Blembačkai, jisai biškutį atgal nueina. O tai čia dabar jisai biškį juda atgal, gyvatė. Nu, dar noriu aišku, iš didelio atstumo yra sunkiau, bet yra garantuočiau, jeigu baimės jausmas starkis neturi. O dabar užsimetė, dabar jisai tokiu kampu stovi, kad labai blogai matosi. Tai būna, priklausomai kokiu kampu, ir jisai biškutį pajuda, seka. Neims. Nepatiko. Blemba, reikia gal man dėti sektuką ir keisti biškutį didesnį masalą, nes čia toksai geresnis žuveliokas. Galbūt tie didesni, nori ir mėsos didesnės. O, kas čia viršuje eina, koks jau, ohoho. Ne, jisai varo žemyn. Nevaro žemyn, bet pažemėjo. Bet čia starkis karšiai daro taip. Bet čia buvo starkis ir jisai pasitraukė tiesiog. Tai vat ne visai diena matomai maitinimui jis yra, todėl kai kurie ir didesni nelabai ėda. Pakeičiau kryptį padavimo ir iš karto kalė. O, čia dar laiko. Čia gal gražuliukas. O, čia jau būtų legalus, jeigu, kaip sakant, ne maksimas, ne 60, bet jau 55 koks. Oi. 55. O, pažiūrim. Pamatuokim, azartas, matavimo azartas. O, koksai simpatiškas starkiokas. Labai. Bet ne 60, tai faktas. Bet, kaip sakant, man jau dabar sunku būtų permušti tuos 260, kuriuos pagavau. Va, kaip gražiai į lupytę. Va. Starkiukas, va kaip įsikabinęs. Mielai įsikabinęs. Tuoj pažiūrėsiu, kiek čia jisai comų, tiesiog sportinis interesas dabar jau.
PM6. PM6 jau gražu, bet ne 60. Tai va, yra labai svarbu, jeigu iš tikrųjų turit žuvį ir jinai neima, darant metimus, pakeiskite užmetimo kryptį, tai labai svarbu. Pakeiskite užmetimo kryptį, apiplaukit kažkaip tai, bent jau trečdaliu ar ketvirtadaliu. Aišku, geriau dar stipriau ir vat, rezultatas būtent čia taip ir buvo tokia situacija. Tokia situacija čia ir buvo. Plaukiam toliau. Kas čia pas mane inkaras buvo ar ne? Nebuvo inkaras. Starkinis šaurumas tęsiasi. Teik, gražuliuk. O, kur tu čia duodi? Piruetų kokių? Galima būtų žieduot man juos, žinai. Galima pažiūrėti, kur jie nuplaukė po to. Taip, žiūrim toliau. Jau nebengiu kameros, nes čia viskas aišku, kaip jie pakimba. Ir kaip jie atrodo. O kaip jie atrodo. Atrodo labai gerai. Tie pipkoriai, tai yra konkretus vyrai. Ai, blem, reikia. Patsanai. Bet patsanai valdo, iš tikrųjų, ta prasme, kad čia jaunimas. Jaunimo starkių labai daug, nėra dėdžių, močiučių ir taip toliau ir panašiai. Kur jos dingusios? Vat viena buvo, bet visiškai vangi. Matomai tokia diena, čia ne jų dienos. Rytų vėjas, grynas rytų vėjas. Tai vat nežinau, kokie pas jūs atsiliepimai su rytų vėju, pakomentuokit, įdomu išgirsti. Ar verta jo bijoti, ar neverta jo bijoti, aš biškį prisibijau, bet šiandien visai normaliai. Bet aišku, aš nedažnai važiuoju į Kauno marias. Gal čia Kauno mariom rytų vėjas yra labai gerai. O, jau kaip, žiūrėkit, kaip jau kabliukas išlindo. Nežinau, ar paims. Va, kaip išlindo kabliukas, sudorojo, reikės pasikeisti kitą guminuką, jį skirti namo, nors yra dar jų tvarkymo būdas. Tik reikia datėlės. Aš taip darydavau kažkada, kad jeigu baigėsi guminukai, ta prasme, jau aišku, dasiperki, bet jeigu žvejyboje susiplėšo, tai va, jau kiek Vestino šitas atlaikė, aš nežinau, kiek šiandien pagavau, kokią 30 starkių jau turbūt. 30 starkių, nesvarbu dydis, bet, ta prasme, traukimas. Tai va, tada viršutinė dalis pas Vestiną čia yra tokia įpjova. Ir ten plonesnė guma. Jeigu tos įpjovos nebūtų, tai laikytų dar ir laikytų. Bet ir tai, va, kiek starkių ištraukė, vienas guminukas. Grįžus namo, reikės jį susiūti. Aš arba valu, pintų valu dažniausiai, persiūnu tą vietą, sukabinu gumą virš kabliuko. Prasme, taip kaip užeina kabliukas, tai apatiniai daly ir viskas, ir vėl normaliai guminukas, kol visiškai nesuplyšta. Tai va, tai taip darausi, jeigu, pavyzdžiui, esu išvykoje kur nors ir nėra kur nusipirkti, ta prasme, išvažiavęs į gamtą keliom dienom, nėra kur nusipirkti, tai šitas variantas yra labai geras iš tikrųjų. Labai geras. Sutvarkymo prasme. O, kažkoks tai dar vienas yra. Nu, pažiūrim. Bet čia man toks biškiai įtartinas, neina liktai link dugno. 14 metrų. Taip. Nu, pažiūrėkim, bet jisai prie dugno. Man tie prie dugniniai tai tokie biškutį mistiški. Jie tokie nėra valgantis labai. Ai, žemėja. Iš lėto nuėjo prie dugno. Taip, kur čia starkiukas. Oi, labai statmenai. Kol visą techniką susijungiau, jis atvažiavo labai statmenai. Nėra labai gerai. Nes čia ne tie guminukai, su kuriais statmenai reikėtų vertikaliai gražiai gaudyti. Netgi nesimato gerai. Nuėjo. Gal paeis jisai truputėlį. Galėtų biškį paeiti, kokie 10 metrų iš šono. Kur jisai? Ai va. Dvylika. Nu. O, pamatė. Opa. Yra.
14:50. Kibimas. Mažai valgantis. Gerai, kad starkiai, aišku, dauginasi ir jie čia veisiasi ir tai labai liuks. Tik tai norisi, tu blecha mucha, koks tu mažas ir koks tu rajus. Šiuo atveju susirodė Gold Rush'as, vestinuko labai sotus veikalas, ne? Opa. Nors reikėtų gydyti, bet jisai dar dirba, tik tai, kad gumytė viršui truputėlį prasiplėšė, bet viskas laikosi ant klijų, kaip sako, ant klijų pasodintas. Tai jau būtų daugiau suplyšęs be abejo, jeigu nebūčiau klijų įdėjęs. Tai va, atitarnauja, taip sakant, jeigu per dieną 30-40 starkių vienas guminukas susivalgo. Taip, tarkim, susivalgo. Jį po to galima atgaivinti, aišku, kitai žvejybai jį susitvarkius, jį galima turėti kaip atsarginį, bet imti vėl naują. Tai skaitau labai gerai. Tai yra nedaug gamintojų turi tokį privalumą su savo masalais. Jau nekalbu apie tos pačius populiariuosius, kurie susivalgo po keletą žuvų. Manau, dėl visako keisiu guminuką. Kaip pažiūrėti, ar čia kas yra 10 gramų, man atrodo, jo 10 gramų su pusė galvakablis. Reikia pažiūrėti, ar tokių turiu. Ir tada imsiu jau kitą. Taip, kas čia yra. Man atrodo, toks pat turėtų būti. Jo. O iš tikrųjų įdomu pabandyti, kaip iš šią tizą. Va, tarkim. Gerai, reikės užsidėti, man dabar aš matau, kad reikės užsidėti segtuką, nes noriu pakaitaliuoti. Taip, kur čia dabar yra mano tulsai visi. Jo, pasidėsiu segtuką ir pakaitaliuosiu dabar masalos įdomumo dėliai. Bultizas atidavė, kaip sakant, savo viską, ką galėjo. Dabar užsidėsiu mažytį segtuką. Ir pakaitaliuosiu, pažiūrėsim, kas bus. Nes jau pastebėjau, kad keletą kartų buvo taip, kad įtariu, kad galbūt būtų padėjęs masalų pakaitaliojimas. Taip, dabar tik reikia segtuką užsidėti. Mažytį segtuką. Kaip pažiūrėti, aš čia mažyčių turiu pirmiausia. Ar aš čia mažyčių turiu, blinda. Čia, kažin, ar jie man atlenks tokie dydžiai. Bet, kai sakom, kai nepasiruošiu, tai po to ir pagauni tokį, kuris... Tai įsimis iš būna. Tai ir pagauni tokį, kuris po to ir atlenkia tau tą segtuką, blemačkai. Taip yra buvę, ne būtent taip, bet iš principo panašiai. Kai tik kažko tai nesusitvarkai, tai kaip tyčia ir atsitinka. Pagalvoji, bet nepadarai. Ir tada. Dabar pabandysiu šiadą uždėti paprastą, kur aš jį padėjau. Va, įdomu, kaip ką starkis į jį. Šėdukas neslimas, o tiesiog paprastas šiadas. Skaitomas klasikinis lydekinis masalas pagal formą. Tai va, pažiūrim, ar tas klasikinis lydekinis kažkokį starkį duos. Ar nelabai. Gold Rush'as, ta pati spalva, tik taip truputį kitoks darbas. Čia blembačkai stovi, bet čia kažkoks tai man nelabai jasnas. Nelabai man čia aiškus jisai. Taip, pažiūrim, pravesim, bet čia man kažkaip tai čia, gal ir jisai čia starkis. Starkiukas, tiksliau, nes starkis taip skamba labai, pasakykim, skambiai. Ir jisai pajudėjo. Opa, ne. Opa, yra. Blemba kalė. Aš pamečiau vaizdą masalo ir to starkio, nes čia taip biškutį nors ir ant inkaro, bet susuko laivą. Įėmė jisai kaip turi būti. Šiat tiziuką. Gerai, palieku aš jį. Su juo dabar gaudysiu kol kas. Pažiūrim, kas čia. Kom čia viskas baigsis. Vestino ryčių dėžutė, tinkama tulsam. Labai geras dalykas. Taip, ką darom Vestino šėdukui testą? Ar ne? Kaip paputė.
Ar jisai starkinis masalas, ar jisai nestarkinis, blembački. Nupūtė vėjas, blembački, gūsis toksai, ojojoj, toksai. Bet skęsta. Ne, čia viskas suvartė šitas inkaras, kaip visada. Inkaras mano priešas. Jisai ten tebe stovi dar. Šonų stovi, blembački, kažkokia nesąmonė. Vėjai. Vėjai visiški. Einu aš link to starkiuko, kuris čia buvo. Jo, dabar kaip tik gūsiai tokie, nestatmenai, bet bendrai eina į viršų, tas nėra gerai. Šitie masalai neskirti, kada eitų į viršų ir nepaėmė. Čia nieko nuostabaus nematau. Po šiokios tokios pertraukos vėl, nes tai baterija buvo pasibaigusi, tai kortelė mano viena užsipildė. Ką čia aš turiu? Užsinkaravęs. Tai dabar galima toliau žvejot, traukti žuvis. Traukti toliau žuvis. Taip, kiek dabar yra 15:38, okei. O, iššoko guminukas, gerai, nereikės žaisti. Vienas kabliukas. Nu, koks tu čia ilgis? Iki 50 turbūt, ar ne? Greičiausiai. Ne, lygiai 50. Lygus 50-ukas. Va. Pamparam, gaila saulė. Iš nugaros dabar visada, kai filmuojasi velnias rytų vėjas, taip visada būna šūdas. Nors starkiukų biškį atsirado tokių pavienių stovinčių. Buvo truputėlį apmažėję toksai ruožas, kai truputį mažiau. Taip, dabar, kurie čia buvo? Va, 2 stovi. 18 metrų. Blembački, bereikalo susistabdė man čia. 18 metrų stovi, 2. Taip. Kas čia užsimetė? Vėjas prieš vėją, blembački, atpūtė atgal. Ne, reikės stipriau mesti. Reikės stipriau mesti, nes prieš vėją vėjas atpūtė atgal. Didelį vėjai, rytoj iš vis didelį, po to lietus prasideda. Tai vadinasi, karštis sugrįžo, teko vėl apsirengti. O, paviršiuje vienas gražus. Vienas gražus buvo paviršiuje. Tiksliau, jie dviese ėjo įdomiai. Ėjo įdomiai dviese. Legaliukas. Įdisokas su kažkiem, tik tai greičiausiai. Jau iš tų biškutį gražesnių. Iš mažų gražesnių, pavadinsiu taip. Pavadinsiu taip, iš mažų ir gražių. Gražiai, užtikrintai ir giliai. Va. Gražus laimikis. Gerai, pažiūrim, kokie čia comai. Įdomumatėliai. Taip. 59. O, beveik 60-ukas. Trečias 60-ukas. Galima skaityti vos ne šiandien. Liuks. Ai, vėjukas ir žuvis, vėjukas ir žuvis. Oi, daužosi mažulis. Taip. Ateik. Opa. Mažulis ir žuvis.
Mažylį, kaip tu gražiai ryji. Labai gražiai ryji. Tiesiog nuostabu. Įsiurbė kaip su dulkių siurbliu galingu. Ir kabliukas jau lenda į tą minkštą. Kaip žinia, pas starkį yra kietasis ir minkštasis gomurys. Pirmas yra kietas, tas kitas yra minkštesnis. Tai iki jodo eina. Kuris čia neria, kažkur tas čia turi nerti. O, jau prie dugno. Giliai nunėrė. Taip, okei. Dar vakaras yra tie, kur neskubu. Žmona supranta šitos mano reikalus. Irgi nestrojina. Jo, laimė tokia turėtų. Vėjukas. Bangos rimtos. Nu, ne tai, kad rimtos, bet jau daužosi. Po to tenai išlindus bus reikalų grįžti namo. Įtariu. Nes čia užkampyje, jeigu jau tiek yra, tai kur išplauksiu nuo Pažaislio link Grabuciškių, ten išvis bus linksma. Nes kai kur jau ir čia netoli kranto pradeda Baltavirčia lengvai rodytis. O tai visi suprantam, kas tai yra. Va, jachtos išeina iš Jakubo. Jiem tai džiaugsmas. Truputėlį dalį atstumo grįžau, į kur buvo biškutį daugiau veiksmo, nes čia buvau nuplaukęs iki pat galo, tai ten nebuvo veiksmo. Tiksliau, kažkurį atstumą jau buvo, kur nebuvo. Skuteristai raižo ir jachtos išplaukė. Nu tai va, prieš manęs yra jau Baltavirčės bangos ženklai. Dar pas mane, aš dabar neužfiksavau, ar praliotas čia mano, ar kas čia yra, nes išmetė echolotas įtampos 11 voltų, iš tikrųjų taip ir yra. Bet aš tik tai galvoju, ar aš šiandien prasišoviau, ar aš čia iš tikrųjų 3 dieną plaukioju. Tai va dabar tiksliai negaliu. Nes jeigu taip rodo, tai jau žvejyba greitai bus į galą. Nu dabar yra 55, tai kaip ir neblogai vis vien. Nes realiai neužfiksavau, ar čia 3, ar čia 2 diena. Nu, bet kuriuo atveju vakar buvo su 100. Nuo 4 realiai aš išplaukiau ant vandens ryto iki 9 vakaro. Tai čia kas gavosi 8 valandos. 25 valandos. Tai 25 bendrai jo, 2 dienos, tai 25 valandos kaip ir normaliai, arba 3 dienos tokių lengvų žvejybų po 8 valandas. Nu tai gal ir normaliai, bet tiesiog, kad jau gali būti, kad žvejyba eis greitai į pabaigą, reikės kažkur tai įlysti ir pasikalbėti galutinai, apibendrinti, kas čia šiandien buvo. Aišku, kas čia buvo, starkiai kimbo. Kibo starkiai. Tik tai, kad dydžiai tokie. Dabar irgi aš biškį dreifuoju atplaukęs. Ekrano susimažinau ryškumą iki 80%. Specialiai, nes tai iš tikrųjų labai padeda. Jeigu šiaip norit sutaupyti, aš visada plaukiau su 90%. Čia 16 didelis ekranas ir plus dar livescope'as. Livescope'as labai daug energijos valgo. Tai va, tai bendrai tai kaip ir gerai viskas. Taip ir turėjo būti. Tiesiog aš kažkaip tai nepaskaičiavau, kad ta ilga diena tokia buvo, beveik kaip 2. Čia iš tikrųjų nedidelis atstumas iki kranto ir va jau banguoja. Tai čia ženklas. Ir jisai nesilpsta svarbiausia. Iki pat vakaro toksai bus. Man tai įdomu, kai aš ten išplauksiu į atvirą, visi įsivaizduoja tą vietą, kur yra nuo Pažaislio link Grabuciškių. Ten didžiulis plotas yra. Atviras. Ten bus linksma plaukti. Reikės kažkaip tai mažinus greitį. Nes čia nėra tas kateris didysis, kuris šoka per 4-5 bangas. Visumoje tai jo, galima dabar pašnekėti apibendrinant, jeigu netyčia, taip kaip sakant, įsijung žvejybą, bus noras jau važiuoti namo. Tai veiksmo labai gražaus buvo.
daug kibimų, koksai, galiu pasakyti, ketvirtadalis tai tikrai irgi buvo neėmimų, ta prasme siekimų. Aš manau, kad kokie 30 įtrauktų žuvų į valtį buvo. Tai čia tikrai. Manau, kad biški gal ir daugiau. Tai va, tai žvejyba visai faina. Turėkite visada bultyzus goldrašo spalvos. Jeigu Kauno mariose žvejosite, ypač giedras dienas, kai va taip yra. Ir man geriausiai tiko su 10 gramų galvakablio varfamu. Ten jis yra ne 10, jis yra 10,5, taip įdomiai labai svoris galvakablio. Tai va, tai ta kombinacija buvo labai gera ir 0,31 fluorokarboninis valas. Matau čia mažyčių lydekaičių, bet tokių. O viena tokia biškutė, bet čia aš ką padarysiu, nes čia toksai vėjas eina. Valas bus ištemptas aš manau, kad reikia man judėti link kranto ir kitur žvejoti, nes čia nesąmonė. Čia neįmanoma bus užmesti, kas iš to atsistosi, užmesi, bet tiek valas bus būrė ištempta, reikės sodinti vandenį, vis vien jį pūs. Manau, kad aš plauksiu į ramią vietą ir pabaigsiu kalbėti tą temą apie ką ir dar pažiūrėsiu, kiek echolotas. O, viskas, echolotas baigėsi. Tai viskas, žvejyba baigta. Žodžiu, žvejyba baigta, reikia plaukti į ramesnę. Nors į ramesnę, palaukit, kur čia dabar pas mane, kas čia dabar yra. Aš galėčiau, aišku, persijungti nuo priekinio variklio, bet tada man variklio aš nebeturėsiu elektrinio. Turėkite visada goldrašinę spalvą ir bultyziukų vestino, tai tikrai jumis išgelbės ir ne tai, kad išgelbės, bet ir bus labai geros žvejybos, nes tai masalas, kurį starkiai Kauno mariose mėgsta. Vėlgi, sakau, čia nebuvo tų didžiųjų starkių, nesimatė dar, jie nežinau, galbūt naktį, galbūt kitų metų. O, matot, kaip siboja. Taip ir kalbėti nėra, reikia bangą man atsistoti. Į bangą atsistosiu ir tada šoninio siūbiavimo nebus tokio. Biškai pasisuksiu. Galėčiau pasisukti, kaip sakant, persimesti, bet tada su benzu reikės plaukioti, jeigu aš tarkim echoloto išnaudočiau vieną akumą, nes pas mane 3 akumai. Vienas yra 3 po 100, vienas yra echolotui ir 2 nuosekliai sujungti yra šitą variklį priekinį. Tai va, tai tokia žvejyba man labai patiko, atidarimas šaunus, daug veiksmo, daug tokio sportinio veiksmo. 3 pasigavo apie 60 cm, tai yra vienas atrodo 59, pats paskutinis buvo 59 comų. Prieš tai buvo šiam, dabar neatsimenu, kiek aš tengiu, apie šiam 5, o kitas buvo šiam 2 ar šiam 3, kažkas tai tokio. Tai čia buvo 3 didžiausi ir tų patsanų, kaip aš vadinu. Tai tarp 50, buvo ir iki 50, o tarp 50 ir 55, kokiu tai ten nežinau, kokie 30. Tikrai važiuokit, žvejokit, tik kad dabar aš žiūrėjau, orai tokie belė kokie ateina, tai taip nelabai linksma bus ant vandens būti. Bandau plaukti atgal, kateriukas jau grįžta į oro uostą. Į oro uostą. Į uostą grįžta, man irgi reikia važiuoti. Ten, nežinau, bus žmonių, nebus žmonių nusiimančių. Bet jo, kaip aš čia taip su to echolotu. Bet nieko, visien žvejyba gera gavosi, visien laidai parodymų jum, ant ko kimba, kaip kimba, kiek pasigauna. Buvo ir įnoringų žuvų be abejo. Tai va, kas sakau, koks ketvirtadalis, tai tikrai. Gal dar biškai daugiau, bet ne trečdalis. Tai tokių buvo pasiekančių ir keletą buvo labai gražių. Viena graži tai tikrai buvo, ten aš nežinau, koks tai trejetukas, tai turbūt užsimerkos. Bet jinai visiškai nebuvo reakcijos jokios, absoliučiai. Tai va, tai nieko nepadarysi, jinai galbūt maitinasi kitų paros metu, arba bet kuriuo atveju šiandien stiprus pietryčių rytų vėjas. Tai va, tai gal tas vanduo
judinamas, bet aišku gerai žvejybos prasme žvejam yra labai gerai toksai vėjas. Aišku, Kauno marios ir taip yra maišomos, aš turiu omeny, srovė yra, Nemunas įteka, prateka, yra šildomas vanduo, tai nes ežeruose tai dar nėra tokios temperatūros, čia jau buvo 19 laipsnių, kai kur aš plaukiau 19 su trupučiu, kai kuriuose vietose 18 su pusė ir truputį daugiau, o kai kur buvo virš 19 jau, nu tai va, tai jau kaip ir, bet tai aišku paviršiui, nors kai taip maišosi vanduo, tai greitai jisai bus ir taip sakant, ir apatinėse sluoksniuose. Ir reikia naudotis progą, kol dar Kauno marios nežydi šiaip, nes žydinčios Kauno marios yra žiaurus dalykas, aš net nevažiuoju, ypač kai turint baltą katerį, tai yra juodas reikalas. Nusiplauti, išsivalyti ir dar per nuo 22 metų, kiek čia 5 metai turiu baltą laivą, dar nė karto nebuvau Kauno mariose, kai žydi, visada naudojusi progą arba dabar, arba tada daug vėliau. Kai jau baigė žyvėti rugpjūtį, rugsėjį, kada tenais rugpjūtį, jau ten gana mėnesiukas ar 2 mėnesiai, ir nebūna, pataisykit, jeigu klystu, galbūt klystu, bet žodžiu, ten ilgas laiko tarpas. Tai va, tada kaip pat tas karštis yra. Gerai žvejai, tai va tokios naujienos iš Kauno marių. Važiuokite, žvejokite, iš tikrųjų faina žvejyba, daug linksma, ta prasme, ne tai, kad savo rekordus pasidarysite, bet linksma žvejyba, daug kibimų, bet vėlgi, tik tai su laivu. Palei dugną, nieko gero. Pagavo, aš sutikau Darių, kažkada tai diperyje dirbęs, sakė, porą starkiukų pagavo, bet kol mes stovėjom šalia, tai man buvo kibimai, traukiau, o jie kaip ir nelabai. Tai va, tai vis dėlto laivas yra laivas, reikia mesti ten, kur tu matai žuvį, jisai žuviai masalo neįkiša, tai yra į burną, taip sakant, tai tik tai padeda surasti, o ar jau kips, tai jau čia yra žuvies pasirinkimas, ar neims ar neims. Tai va, tai su laivu yra didelis pranašumas, nes nemėtai tuščiai ir be to jų gaudant palyginus su džigu, džiginės vietos, pavadinkim taip, tuščios, ne tai, kad jos būtent džiginės, bet aš turiu omeny nuo dugno, tai yra tuščios vietos, nėra žuvies. Gerai, neišvyno visiems žvejojantiems ir susimatysime kitose laidose. Reikės pagalvoti, kas bus. Turbūt bus sekanti vėl lydekų žvejyba, aš taip manau. Gerai, iki susimatymo kitose susitikimuose.